Nu, kas čia? Atvažiavom pas Aistę. Va. Va. Va, ir Luka yra. Luka, jau didelė. Jo, jau pusė manęs. Jau eini į mokyklą, Luka? Jau eisi darželį mėnesio gale. Ne, o į darželį eisi? Eis. Sakyk, tep. Tep. O kur tėtis? Kur tavo tėtis? Kur tėtė? Kur tėtė? Sakyk, Dudu. Šiandien nusipirkom grindis. Oho, laminatą? Kokie Aistės pyragėliai. Ruošiuosi vestuvėm. Treniruojuosi. Ne savo vestuvėm, bet kitų žmonių. Čia uždirbs pinigų iš šito dalyko. Čia kiti dalykai. Tokie, kurie labai brangus, ilgas padarimas. Daug kainuoja laiko. Čia paprasti sausainiai, O nelabai. čia paprasti, bet labai skanus. Su šokoladu viduj, O čia su levandom. o čia levandos. Čia dar gero. Va šitie blynai labai skanus, kur arba karamelė vidur, arba šokoladas. Bet dabar neturim ką parodyti, kad ten yra pavas. Taip, bet gražiausi va šitie. Galima į vitriną statyti parduotuvės ir visi ateis pirkti. Taip, aprišinkas pinais. Dar į medų galima pamirkyti. Čia beveik kaip medus atrodo. Bet bitės atskrystų tada. A, jo. Sutrukdytų prekybą tada. O kam tu perdavinėjai? Informaciją perduodiniu šnipam. Parduosiu rusų šnipam tada. Aš tuoj ką spinėlį tai bandysim užbaigti vaizdą. Nu gerai, dar dafilmuosiu tada. Taigi čia žolės labai daug. Va, tas pyragėlis jau užbaigtas, kaip Įgavo beveik atrodo. neišvaizdą. Tai labai, dar jeigu platesnis būtų bantukas, dar geriau. Dar reikėtų paplatinti. Jo, tai reikės didesnį tiesiog. Platesnį virvutę nupirkti. Tai tų priedų yra